Liepos vidurys, voveruškų jau daug, išaugo didelės ir praeinu per savo vietas, kad išrinkti jas, kad nerastų vietų. Grybų šiaip negaila, bet gaila pačios grybienos, nes kartais atrodo, kad žmonės tarsi alkani būtų. Išdraskus su visom samanom, sumindo grybieną, praktiškai sunaikina tą grybieną. Aš su šitą grybieną, kaip pavadint, dirbu apie 8 metus ir reikia laikytis keletos taisyklių. Čia yra grybiena toksai varatukas aplinkui. Nestoti į vidurį ratuką, netgi vaikštant rūdienį kitus grybus renkant. Aš apeinu šitą vietą, kad jos nemindyti. Surenki iš toliau, nes voveraitės jos auga ir sumindytose vietose. Bet daug geriau jom patinka tokia vieta, kuri yra žemė minkšta. Ir šičia šitoje vietoje per metus aš surinksiu tikrai 2-3 kg voveraičių. Jos derės iki kokio spalio mėnesio šitoje vietoje. Dar kelias paskutinės surinksiu, kai jau čia augs žaliuokės. Pakepsime šviežias voveraitės. Dabar technologijos gali būti kelios. Jeigu mes voveraičių neplaunam, o tik tai su šepetuku nuimam žemes, samanas, tai tada galim kepinti ant sviesto iš karto, o jeigu mes jas praplojam, tai jas geriau įdėti be jokio sviesto į keptuvę ir keptuviai apkepinti. Taip pat, jeigu mes naudosim svogūnų galvutes, tai svogūnų galvutes geriau apkepinti prieš voveraitės iki karamelizacijos, tokio gražaus apskrudimo. Tokiu atveju aš dažniausiai naudoju ghee sviestą, nes paprastas sviestas jisai ima pridega. Viskas vietoje. Daržas, iš kurio atėjo svogūnai, krapų laiškai. Kaip kvepia šviežias krapas. Ir čia petražolės jau šiųmetinės, išaugo didelės. Ir česnako paėmiau ne galvutę, paėmiau jo stiebą minkštą. Svogūną pjaustam į kelias frakcijas. Tai ta tokia kietesnė galvutės, jinai bus pirma kepinama. Ir dar po to į pabaigą įdėsim kartu su žalumynais ir laiškus. Voveruškas nugarinom, skysčio galima ir nupilti. Pernelyg daug kept nereikia, nes patiekalo esmė, kad voveruškos išeitų ne guminės, kad jos būtų minkštutės ir traškios. Galim viskas vėlgi kiekvieną kartą gali skirtis, kadangi jos šviežios yra, lietaus buvo labai daug, jos turi prisikaupusios labai daug vandens. Ir kol jos kepa, čia dabar jau ką tik tai įdėjom svogūnų ir česnakiuko ir dabar supjaustom krapus smulkiai ir tik tai viršūnėlės ir taip pat supjaustom be kotelių petražolės ir šiek tiek svogūno laiškų. Pakaks, daug labai nereikia, kad nepermuštų skonio. Jau kiek ir karamelizuojasi.
Sviesto irgi daug nereikia, kad jos nesitroškintų, o keptų. Ir tiesiog idealus variantas yra su šviežiomis bulvytėmis. Bulvytės jau irgi žydi, reiškia jau bus tokie gumbeliai. Nu ką, ir paskutinis akcentukas sudėti prieskonius.